Balazėnas iš kompiuterių inžinerijos katedros. Tai elektronikos fakultete yra 5 katedros, tai iš vienos kompiuterių inžinerijos esu aš. Šitam fakultete dėstau pirmakursiams, tai jeigu įstosit, tai matysimės pirmais metais ir ketvirtakursimis bei magistrantų. Tai čia šiandien aš pristatysiu tokias 2 paskaitas. Pirmoji paskaita labiau tokia supažindinanti jūs su mikroelektronika. Antroji paskaita bus daugiau tai, ką mes darome VGTU, kokius mokslinius darbus, tyrimuosius darbus, ką daro studentai, toliau kaip vystosi mikroelektronika Lietuvoje ir kas vyksta pasaulyje. Ir per pertrauką, čia bus tarp 2 paskaitų tokia pertraukėlė, kaip minėjo kolegė, jūs galėsite klausti ir aš čia dar paleisiu vaizdų mūsų studentų baigiamųjų darbų. Tai ir ką realiai mūsų studentai daro, kokius darbus daro. Šitą pateiksiu tokių nuotraukų gražių, papasakosiu truputėlį, kokius darbus atliekam, ko išmoksta mūsų studentai po 4 metų. Tai pirmoji paskaita yra nuo kvarcinio smėlio iki šiuolaikinių mikroprocesorių. Tai ar yra asmenų pavyzdžiui, iš Anykščių? Anykštėnai šitą vaizdą atpažinta, nes tai yra kvarcinio smėlio kasykla netoli Anykščių. Ir kai aš pirmakursių klausiu, kas yra gaminama iš smėlio, tai jie man dažniausiai, čia yra Sacharos dykuma, ten irgi kvarcinio smėlio daug, jie man dažniausiai atsako, kad smėlio pilis statom. Mačiau gražias skulptūras iš smėlio, truputį pažengę studentai, tai yra pirmakursiai studentai, sako, kad yra gaminamas stiklas, įvairios stiklo gaminiai, mūsų gerai žinoma stiklinė tara, langai, statybinės visokiausios priemonės. Bet niekas nepasako, kad namuose yra labai daug pas mus smėlio, kvarcinio smėlio. Visa elektronika yra kvarcinio smėlio pagrindu, silicio pagrindu. Tai visa elektronika irgi yra daroma iš smėlio. Jeigu išardytumėt bet kokį įtaisą, aišku, geriausia ardyti neveikiantį ir išjungtą iš tinklo, tai šitą bereikalą neardykit veikiančių, bet išardę kažkokį elektronikos prietaisą, jūs pamatysite daug mikroschemų. Tai čia aš su rodykliam parodau maždaug, jūs matytumėt mikroschemas. Bet kas yra jų viduj? Tai yra juodos dėžės, kurios atlieka tam tikras funkcijas. Tarkim, jums geriausiai žinomas mikroprocesorius, kuris yra pagrindas branduolys jūsų kompiuterio. Jis atlieka skaičiavimo įvairiausius procesus. Yra daug begalės mikroschemų, kurios stiprina elektros signalus, kurie filtruoja, apdoroja, verčia iš analoginio į skaitmeninį, jūsų balsą verčia į bitus, į vienetukus ir nuliukus. Tai yra tai, kas yra viduje ir yra pagaminta iš kvarcinio smėlio. Tai kas ta mikroschema? Tai yra kvarcinio smėlio pagrindu, atliekant šimtus operacijų, tiek cheminių, tiek fizikinių, tiek mechaninių, yra gaunama schema, kuri lituojama, kuri atlieka tam tikrą funkciją ir mes turime įrenginį. Kaip ta mikroschema yra gaunama? Tai čia yra toks tiglis, toks indas, į jį yra pilamas kvarcinis smėlis. Toliau aplinkui su argono krūvio yra kaitinamas tas tiglis, tas indas. Iki 1300, iki 1800 laipsnių. Tada įmerkiamas toks strypas ir į tą lydalą
tas lydelas po truputį sukamas. Sukamas ir gaunamas toks, ledinukas, jeigu galima taip pavadinti, lengvai, toks po truputį sukamas ir gaunamas toks luitas, silicio, išgryninamas silicis iš kvarcinio smėlio. Tai va čia aš pateikiau po truputį tą veiksmą, yra įkišamas strypelis, po truputį sukama, silicis ištrauktas iš lydalo kristalizuojasi, jis šąla ir formuojasi toks lydelas. Čia nuotrauka iš Intelio fabriko, kaip gaunamas tas silicio luitas. Nuotrauka irgi iš Intelio, stovi žmogus, 2,50 m yra luitas, iš kvarcinio smėlio gautas, išlydytas ir ištrauktas. Aš turiu čia rankoje vieną iš plokštelių, tuoj prieisiu prie to dalyko. Tada tie turimi luitai yra pjaustomi. Čia toks pjūklo vaizdas parodytas. Yra sudėtinė deimantinė briauna arba išorinė yra supjaustoma į tokias plokšteles, kurias aš turiu rankoje. Tai va čia galėsit per pertrauką paliesti, kaip atrodo degintas kvarcinis smėlis, sulydytas, paruoštas elektronikos gamybai. Toliau yra, kaip minėjau, lustai supjaustomi. Ir čia pagal metus chronologija parodyta. Studentai klausė manęs per pirmas paskaitas, kodėl taip vystosi elektronikos sparčiai. Nuo 47 metų, kai buvo pirmas tranzistorius atrastas, iki dabar yra eksponentinis kitimas. Tai labai paprastas paaiškinimas. Aš parodysiu dėsnį, kurio visi laikosi elektronikoje. Jūs per matematiką, per geometriją, Pitagorą šitą teoremą žinot, kuo puikiausiai elektronikai žino Mūro dėsnį. Jo laikosi, visi gamintojai, visi projektuotojai laikosi to Mūro dėsnio, kad nenuklysti nuo to Mūro dėsnio. Ir tas laikymasis duoda eksponentinį dėsnį. Aš pereisiu prie sekančių skaidrių. Tai va čia irgi mes matome eksponentinį tokį plokštelių didinimo dėsnį. Tai yra pradžioj buvo vienokio diametro, o dabar 19 metais Intelis sako, kad plokštelės bus maždaug 675 diametro. Ką tai reiškia? Nes į tokią plokštelę galime sudėti žymiai daugiau mikroprocesorių. Nebūtinai mikroprocesorių, bet kokių tai mikroschemų. Kuo mes daugiau sudėsime, tuo mes pigiau padarysime. Tai yra tas didinimas mums mažina kainą. Aišku, plus dar tobulėja technologijos. 96-97 metai Pentium 3, Pentium D yra ant 200 nanometrų. Prieš kiek čia metų? 8 metus. Dabar jau yra 22 nanometrų procesoriai į rinką bus paleisti. Matot, kaip greitai viskas spartėja. Tai yra mažėja tranzistoriai, kuo jie mažesni, tuo daugiau mes galime didesnio ploto plokštelę sudėti. Tai ir mažina tą kainą. Sekantis žingsnis, mes turim plokšteles. Ir čia įsijungia mes, įsijungia mūsų studentai, įsijungia dėstytojai, VGTV mokslininkai, Lietuvos mokslininkai, yra projektuojamos schemos. Čia su programiniais paketais yra kūriamas schemos. Tai yra realizuojamos mūsų idėjos, jūsų idėjos. Tarkim, sumąstėm padaryti kažkokią išskirtinę mikroschemą, kurios negalime nusipirkti. Sumažinti triukšmus, parinkti tam tikrą stiprinimą, paimti tam tikrą filtravimą. Sėdi studentai ir kūrė tas schemas. Čia matosi vaizdas sukurta schema. Jūs tikriausiai schemą įsivaizduoti ten rezistorius, kondensatorius, kaip kažkoks simbolinis vaizdas. Čia schemos yra truputį kitaip vaizduojamas. Čia tam tikrais sluoksniais. Jeigu ten yra tranzistorius, jis turi kelis sluoksnius, kad mes galėtume į puslaidininkį sluoksnį po sluoksnio įdėti į šitą plokštelę. Tai visa ta schema, pradžioj mes turime simbolinę tokią schemą, tais įprastais jums gerai per fiziką žinomais rezistoriais, kondensatoriais, tranzistoriais, po to mes ją veršime tokią
topologija, tai yra kaip atrodys mūsų puslaidininkėje tas tranzistorius, ta visa mikroschema. Tai va čia įsijungia mūsų studentai ir mes turim paskaitas, apie jas aš papasakosiu. Toliau, sekantis žingsnis, mes suprojektavome schemą, mes ją patikrinome ir atiduodame gaminti į fabriką. Lietuvoje tokių fabrikų nėra, kadangi irgi priežastį papasakosiu šitoj paskaitoj. Tiksliau kitoj paskaitoj, kai pasakosiu apie pasaulio tendencijas, ir atliekama apie 150 visokiausių mechaninių, cheminių, fizikinių operacijų. Daug chemijos yra. Aišku, tos chemijos pas mus elektronikoje jums nereikės daug gerai žinoti, bet pačius pagrindus gerai būtų, kad žinotumėt ir suprasti, kaip viskas vykdoma. Čia yra grynas puslaidininkis, pats žodis puslaidininkis yra pusiau laidus. Jis gali būti laidus arba gali būti nelaidus. Tada formuojami įvairūs sluoksniai, vieni laidus, kiti nelaidus, žingsnis po žingsnio. Tai yra maždaug 150 visokiausių operacijų. Tai yra įsodinamos priemaišos. Jūs per fiziką tikriausiai žinote, tai yra elektronai ir skylės, kurie mums srovę laidį. Tai yra suformuojami įvairūs sluoksniai su elektronais, su skylėm, izoliuojantys sluoksniai. Taip sluoksnis po sluoksnio mes mūsų sugalvotą schemą perkeliam į puslaidininkį. Tai va į tokią plokštelę. Tai yra virš 150 operacijų. Tai čia vaizdas yra iš Taivanio Semiconductor Manufacturing Company, iš fabriko, kaip atliekamos tos operacijos. Žmonių fabrikas yra pagal plotą labai didelis, žmonių dirba maždaug 100-150. Tame fabrike tos patalpos švarumas yra apie 10 kartų didesnis negu operacinės medicinos įstaigoje, ligoninėje. Kodėl? Todėl, kad bet kokia dulkė, bet kokia drėgmė, bet koks temperatūrų svyravimas yra pražūtis elektronikai. Mes sugadinsim visą plokštelę, visą partiją ir taip toliau. Tai čia žmonės vaikšto su skafandrais, žmonių yra nedaug, viskas robotizuota, plokštelės keliauja lubom, taip. Čia dar bus keli vaizdai. Žmonės įeina į patalpą, yra dezinfekuojami, apipurškiami, praeina daug tokių patikros punktų, kad būtų kuo labiau dezinfekuota. Ir yra gaunama tokia plokštelė, aišku, čia yra 300 mm, čia yra 28. Ir gaunama tokia plokštelė. Šitą studentai manęs klausia, kodėl tokios plokštelės vadinamos vafliais. Ir amerikiečiai turi tokį žargoną vadinti šitas plokštelės vafliais. Sakymas labai paprastas, nes primena vaflį. Tai mūsų schema yra sukurta, čia viena schema ta pati, čia ta pati ir taip toliau. Štai nuotraukoje yra D-ramas, dinaminis ramas. Čia gali būti bet kokia mikroschema, jūsų turimi mikroprocesoriai namuose, bet kokia, tarkim, mūsų pačių sukurta schema ir taip toliau. Toliau atliekama patikra. Ir šitą atkeliauja iš gamyklos pagamintos plokštelės. Mes galime pas save patys atlikti patikrą arba paprašyti, kad tas pats Intelis, IBM fabrikas, TSMC, Taivanio fabrikai patikrintų mums tas integrinius grandinus, tas schemas, ką mes suprojektavom, patikrintų, arba patys mes galim patikrinti, kaip jie veikia. Tai yra tokie zondai, jeigu matote, prisijungiame prie tam tikrų taškų. Tikriausiai visi matėt, kaip yra taisoma elektronika, prisijungiama su prietaisais ir žiūrima, kaip veikia. Čia irgi tas pats, tik tai, kad viskas mikro, nano lygmenių vykdoma, tai yra prisijungiama prie tų tam tikrų taškų ir tikrinama, ar ta funkcija, ar ta schema sukurta atlieka tam tikrą funkciją. Tai aš čia turiu tokią plokštelę jau su mikroschemom. Ir jos yra taip paeiliui tikrinamos, tokių zigzagų eilėm. Ir jeigu schema neveikia, dedamas toks taškas,
užpilama tokiu dažu, kad ta mikroschema yra grupuota ir mums reikės atmesti tą mikroschemą. Tai va, ateina tokios plokštelės į mūsų universitetą ir mes jas su mikroskopais testuojam, žiūrim, kaip jos veikia. Toliau yra pjaustomos jos. Mes tikriausiai matėt, kad tokio dydžio mikroschemų tikrai nėra. Tai jos yra supjaustomas. Tai čia tokia truputį drastiška nuotrauka, bet tokiais pjūklais, bet realiai taip ir yra. Yra pjaustoma panašiais pjūklais. Nuotrauka iš Intelio fabriko yra deimantininiais pjūklais pjaustomos šitos plokštelės. Tai yra, mes turim čia vieną kvadratėlį, stačiakampį, mums reikia jį išgauti, tai mes supjaustom. Pjaustoma tokiais pjūklais, arba panašiai kaip, yra keli būdai, arba pjūklais, arba lazeriu, arba panašiai kaip namuose meistrai arba jūsų tėveliai klijuoja plyteles, raižo ir laužo. Kadangi tos plytelės irgi yra nekas kitas, stiklas irgi nekas kita kaip yra kvarcinis smėlis, čia irgi yra nekas kita kaip kvarcinis smėlis, plus su įvairiom priemaišom. Tos priemaišos tam reikalingos, kad gauti kažkokią funkciją, kad jinai atliktų mūsų tas smėlis kažkokią tai funkciją. Stiprintų, filtruotų, skaičiuotų kažką ir taip toliau. Tai yra arba supjaustoma, arba su rieštukais tokiais supjaustoma ir tada taip gražiai yra sulaužoma. Tai va čia yra, toliau yra pjaustant yra aušinama, kad netrukinėtų, tai yra atšaldomas, kad netrukinėtų ir gražiai susipjaustyt. Na ir matot, čia yra schemos, viena schema, čia yra kita schema, jos yra vienodas ir čia toks pjūvis padarytas deimantininiu pjūklu. Kągi mes supjaustom, arba čia dar kitas galimas būdas su lazeriu pjausimas, jisai daug yra našesnis, greičiau yra supjaustoma. Tai dabar tos pažangiosios technologijos, Intelis savo procesorius i7, i5 pjausto su lazeriais. Ir mes gauname tokį, jūs gerai angliškai terminą žinomą čipą, tai yra lustas, tai yra vienas toks kvadratėlis. Tai va, čia, tarkim, yra kažkoks tai įrenginys, kuris skaičiuoja, kuris stiprina, kuris apdoroja vaizdą, apdoroja garsą, va tokiam mažam kvarcinio smėlio gabaliuką. Toliau tas kvarcinio smėlio gabalėlis yra tvirtinamas prie taip vadinamų tokių vorinių išvadų. Tai yra tas stačiakampis, kurį mes išpjovėm, jis yra prilydomas prie metalinės tokios tinklelio ir tokiais auksiniais laideliais yra suvirinama. Ir kodėl yra brangiai superkama elektronika? Čia jums yra atsakymas, dėl kad daug yra taurių metalų. Kadangi taurieji metalai turi labai gerą laidumą, jie plačiai naudojami sujungiant puslaidinį tą kristalą, mūsų lustą, vadinamą čipą, sujungiamą su didesniu tinkleliu. Tai ten gali platina būti, gali būti auksas ir taip toliau. Tai yra elektronika, yra daug taurių metalų, dėl to jinai yra brangiai superkama. Na, čia matot. O toliau yra pakuojama į tokias plastikinės, metalinės arba keramikinės pakuotės. Tai yra mūsų ta mikroschema, čia va, tie išvadai, kuriuos mes lituosime į mūsų schemą, į mūsų, tarkim, į kažkokią kūriamą schemą, tai gali būti bet kas. Mes va šitas išvadus lituosime, čia mūsų mikroschema ir mes iš apačios ir iš viršaus dedame tokias plastikinės tabletės. Tos tabletės supresuojamos, suspaudžiamos ir gaunami tokios visiems gerai matytos mikroschemos. Galiausiai tos mikroschemos yra dengiamos specialiais lakais, kadangi elektronika gali veikti tiek lauke, tiek nuo minus, tarkim, kokį 40 iki plus 60 Celsijaus. Tai turi būti apsaugos nuo drėgmės, kadangi pats plastikas, pagrindai yra plastikas, kadangi plastikas pigiausias yra, bet pats plastikas iš savęs pagal cheminę sudėtį jis yra korėtas, jisai labai
neblogai praleidžia drėgmę. O ta drėgmė yra pražūtis elektronikai. Šitą aliuminis oksiduojasi, blogai pradeda kontaktuoti ir taip toliau. Tai elektronikai drėgmė, temperatūrų svyravimai nėra gerai. Tai yra lakuojama, užnešami įvairūs užrašai. Jeigu čia yra kažkokia tai įmonė, kuri kūrė kažkokias tai mikroschemas, tai jų logotipai, serijos numeriai, funkcija, kurią atlieka šitą mikroschemą. Ir galiausiai mes turime mikroschemą, kurią mes lituojame savo kūriamą schemą. Platesnę kūriamą schemą. Tarkim, sukūrėm stiprintuvą, bet mums reikia stiprinti kažką. Tas kažkas tai turi atkeliauti iš kažkur, tai kažkaip tai būti nufiltruotas, tarkim, nuo trukdžių, tada jis turi būti apdorotas su mūsų sukurta mikroschema ir toliau patiektas, paduotas į kitą įtaisą. Tai va, mūsų studentai daug vargsta lituodami. Ir pas mus 4 tokia 7 auditorija, ten yra litavimo įranga, studentai ten prieš baigiamuosius darbus, prieš kursinius darbus leidžia vakarus, ne baruose, ne kavinėse, ne diskotekose, o sėdi lituoja, nes už kalnų yra baigiamųjų darbų gynimas. Pas mus nėra egzaminai, po 4 metų, jūs dabar 12 metų, tarkim, mokyklą atsimokote ir turite valstybinius egzaminus. Pas mus yra 4 metai ir baigiamo darbo gynimas pristatymą. Ir baigiamąjį darbą turi parodyti, ką išmokai per 4 metus, kaip tu išmokai tos elektronikos per 4 metus. Reikia sukurti kažką. Tai yra kuriamos įvairūs prietaisai, įtaisai, mikroschemų pagrindo yra programuojama, lituojama, daug mechanikos žinių įgyjama. Ir turime kažkokį tai įtaisą, kurį mes, tarkim, pakeičiam naujų arba kažką patobulinam. Taip pažingsniai mes perėjom visą mikroschemų gamybą. Vėliau, pirmasis mikroprocesorius. Ar žinote, koks taip mikroprocesorius yra? Tai yra Intelinis. Intelinis mikroprocesorius. Istorija labai įdomi šito procesoriaus. Pats Intelis susikūrė maždaug 68 metais. Tai 12 žmonių buvo grupė. Iš jų 4-5 žmonės buvo inžinieriai, kurie, maža grupelė žmonių, kurie sukūrė tą pirmąjį Intel procesorių, nuo kurio ir prasidėjo ta visa evoliucija mūsų šiuolaikinės kompiuterinės technikos. Tai istorija yra tokia, 71 metais į Intelį kreipėsi viena japonų kompanija, siūlydama jiems užsakymą padaryti skaičiuotuvą. Ir japonai užsakė 12 skirtingų mikroschemų, kurios bus sudėta į vieną visumą ir bus gautas skaičiuotuvas, skaičiavimo tokia mašinė. Sumokėti buvo pinigai, tuo laiku nemaži pinigai, 60 maždaug $1000, tais laikais dideli pinigai, ir Intelis pradėjo kurti tas mikroschemas. Bet kaip dažniausiai ir būna, bekuriant kyla daug idėjų, kam kurti 12 skirtingų, jeigu galima sukurti vieną. Ir 3 inžinieriai sukūrė pirmąjį procesorių, suprato, kad kažką tokio sukūrė. Ir jie tuo 60 000 grąžino japonams, užpatentavo savo pirmąjį procesorių. Ir nuo to laiko Intelis pastoviai tobulina savo seriją. Tai čia matote tą vaizdą puslaidininkyje, vidurinė nuotrauka. Yra vaizdas puslaidininkyje. Toliau yra ta paruošta litavimo kažkokia tai, tarkim, motininė plokštė jūsų kompiuteriu. Arba dar kažkokia tai, tarkim, mikroschema, bet tas skaičiavimo renginys su pirmojo mikroprocesoriu. Ir jūsų turima namuose kompiuterinė įranga 32 bitų, 64 bitų, o pirmojo procesorius buvo 4 bitų. Tai 46 tik tai operacijas, valdymo instrukcijas galėjo atlikti, lyginant su
su šiuolaikiniais mikroprocesoriais, tai atrodo juokingai, bet tuo metu tikrai juokingai neatrodė, nes tai buvo proveržis. Ir Mūras, Gordonas Mūras, vienas iš Intelio įkūrėjų, dabar yra garbės akcininkas. 65 metais dar nebuvo sukurtas Intelis. Gordonas Mūras pamatė tokią tendenciją. Jis labiau JAV pamatė, nes pirmoji tas sparčioji elektronika, tai davė startą JAV. Tai jisai tuo metu berods dirbo Fairchild kompanijoje. Jis pamatė tokią tendenciją, kad kas 18 mėnesių viskas sparta, skaitmeninės elektronikos sparta dvigubėja ir kaina dvigubai mažėja. Tai va tas Gordonas Mūras, kai aš jau sakiau prieš tai, davė tokį dėsnį visiems elektronikams. Tai yra 65 metai, Gordono Mūro dėsnis, kad kas 18-24 mėnesius viskas sparta dvigubėja ir kaina dvigubai mažėja. Tai tokia tendencija, čia gal nelabai gerai matosi, bet pagal tą dėsnį matot, 21 metai pirmas procesorius, 2300 yra tranzistorių. Procesoriai labai daug tranzistorių, kurie atlieka tas visas funkcijas. Sudėti, atimti, grinai loginės schemos, kurios atlieka aritmetinius kažkokius veiksmus. Tai čia buvo 2300, čia nelabai gerai matosi, 4 branduolių i7, yra maždaug apie 1 milijardą tranzistorių. Tai yra schemos sukurtos iš 1 milijardo tranzistorių. Čia yra Xeonai, serveriniai procesoriai, ten 8-16 branduolių. Tai matot, kiek ten yra schemų sudėta, kurios atlieka tos visus aritmetinius veiksmus. Ir tas Gordono Mūro dėsnis, aš čia jį trumpai parašiau jums, jeigu visi elektronikos gamintojai, tie didėja ir mažėja, tiek JAV, tiek Europa, tiek Azija laikysis to dėsnio, tai labai lengvai nuspėjama, kas bus toliau. Tai yra 2020 metais kompiuterio galia prilygs žmogaus smegenų galiai, o 2060 metais kompiuterio galia prilygs visų Žemėje gyventojų žmonių smegenų galiai. Tai tas dėsnis yra laikomas. Man tenka dalyvauti Intelio visokiausiose konferencijose Europoje, Azijoje. Tai jie pradeda savo konferenciją, savo pristatymą Intelio dėsnį, kaip vyko ta visa chronologija ir kas bus toliau. Tai viskas kol kas yra laikomasi to Gordono Mūro dėsnio. Čia yra naujausias AMD Phenom 2, 4 branduolių. Čia matote, gal ir žiūrit 4 branduolius. Vienas branduolis, antras, trečias ir ketvirtas branduolis. Ten tarkim, ankstesni procesoriai turėjo vieną branduolį. Čia yra daug tranzistorių, kurie atlieka vieno procesoriaus funkciją. Toliau antro, trečio, ketvirto, čia yra sąsajos tarp jų. Toliau namuose tikriausiai, kurie pažangus, kurie žengia koja kojon su elektronika ir nori turėti pažangų kompiuterį, tikriausiai stovi koks nors i7 Intelio procesorius. Čia irgi yra 4 branduolių. Matot tos branduolius. Tai yra čia procesoriaus schema sudėta į puslapį. Čia, toliau yra sąsajos, atmintis ir taip toliau. Tai perėjom visą chronologiją nuo kvarcinio smėlio. Tai namuose dabar žinosit, kad turite kažką tokio iš gamtos, kad elektronika labai glaudžiai yra susijusi su gamta. Gulėsit pajūry ant smėlio, tai prisiminkit šitą paskaitą, kad gulite beveik ant elektronikos pagrindo. Aišku, reikia daug operacijų, daug sudėti vargo, lėšų, kad gauti tą prietaisą. Tai, kaip ir minėjau, aš šitą, čia pirmoji paskaitos dalis
Dabar, kadangi mes turime dar laiko, aš truputį papasakosiu, ką mes darome pas save. Tai, ką aš čia pasakoju, yra pas mus kompiuterių inžinerijos katedroje yra dvi specializacijos. Yra elektroninių įtaisų projektavimas, tai apie ką aš čia dabar šnekėsiu, tai yra dvi paskaitas. Jeigu taip grubiai, tai yra pagrindė geležis, mes dirbam su geležim šitoje specializacijai. Daug lituojam, daug projektuojam, daug kuriam schemų, daug testuojam, daug bendraujam su užsieniečiais, nes kadangi mes siunčiam gaminti į IBM fabrikus JAV, į TSMC fabrikus Taivanėje ir į Austrian Microsystems, į Austriją prie Vienos. Daug bendraujam su užsieniečiais, tai čia yra daugiau geležis. Toliau yra kompiuterių inžinerija, įterptiniai kompiuteriai. Čia yra daugiau, labiau yra geležis ir programavimas, ir hardvaras ir softas, taip vadinam. Tai mes nelendam labai giliai, bet išmokom jūs programuoti mikrovaldiklius, išmokom jūs lituoti, kurti įvairiausius prietaisus. Ir toliau yra kompiuterių technika, čia orientuota į kompiuterių tinklų administratorius, į duomenų saugumą, duomenų bazės, į kompiuterinius tinklus, jų administravimą ir taip toliau. Truputį toliau nuo geležies, toliau nuo tos tikrosios elektronikos, bet labiau arčiau kompiuterių technikos. Tai aš labiau atstovauju elektroninių įtaisų projektavimą, bet turiu paskaitų pirmakursiams, įvadą dėstau visoms šioms specializacijom. Toliau, čia iš darbo pasiūlymo. Jeigu jūs atsidarytumėt kokį nors CV online, ieškau darbo, CV LT ir taip toliau ir paieškotumėt darbo susijusio su elektronika, jūs surastumėt, kad darbdavys nori tokių reikalavimų. Tai puikios elektronikos žinios, elektronikos prietaisų schemų skaitymo, įgūdžiai, darbo su mikrovaldikliais. Mikrovaldiklis yra toks mini mikroprocesorius plus įvairūs priedai, tai įvairios atmintys, įvairūs keitikliai esantis viduje, pats mikroprocesorius to neturi, jam yra iš išorės viskas paduodama, o mikrovaldiklis turi papildomai savy dar visokiausių funkcijų, todėl skiriasi mikroprocesorius nuo mikrovaldiklio. ASM kalba mokėti, C kalba, C++ kalba, darbas su elektrinių schemų projektavimo programomis, tai yra sėdim prie kompiuterių, projektuojam tas įvairiausias schemas, tada jas verčiame į realybę, mes turime įrangos, darom spausdintinės plokštės, lituojam, testuojam, matuojam ir visą kitą. Geros techninės anglų kalbos žinios. Pirmosius metus jūs turėsite techninę anglų kalbą, tai yra, anglų kalba yra būtina, gal ne tiek šnekamoji, kiek skaitomoji rašymo kalba, nes reikia skaityti tekstą, jį suprasti. Didžioji dalis literatūros yra anglų kalba, tai anglų kalba yra labai didelis privalumas mokėti. Ir plus paskutiniuose kursuose ir magistratūroje mes bendraujam su užsieniečiais, ta kalba yra būtina. Atvažiuoja pas mus iš užsienio dėstytojai, skaito paskaitas. Gegužės mėnesį mes turėsim svečią iš JAV, skaitys panašią tematiką paskaitas bakalaurams, mūsų magistrams. Ir atsakingumas ir kruopštumas. Kažkiek išmokysim to dalyko, kažkiek jau turite patys iš savęs turėti to dalyko. Tai va čia tokie yra dalykai pateikti, ką jūs studijuosite per tos 4 metus, jeigu pasirinksite elektroniką. Tai yra programavimo kalbos, C++, skaitmeninius įtaisus, kursite įvairiausias schemas, loginės schemas. Per informatiką jūs ten tikriausiai žinote. Būlio algebra, tai tą būlio algebrą mes sudėsime elektroniką. Mikroschemų technologijos, tai yra, pas mane turėsite kažką panašaus, ką aš jau pasakau, kaip yra kūriamos tos mikroschemos, kaip yra jos testuojamos, taip toliau. Lustų projektavimas, tai yra kažkurie tai skaidriai buvo, matėt, kaip vyriškiai ten sėdi, ar vyriškis ten sunku pasakyti, ir projektuoja vaizdą puslaidininkę, kaip turi ta schema atrodyti puslaidininkę. Tai tą darysime. Mikrobangų technika, kadangi dabar labai populiarėja bevielis ryšis,
bevėlis ryšis yra radio bangos, mikrobangos ir taip toliau. Tai yra analizė tų dalykų. Toliau elektroninių įtaisų projektų valdymas, kadangi pas mus dauguma mūsų baigusių yra, tarkim, kažkaip projektų vadovai įmonėse, užimantis pakankamai tokias aukštas pareigas, įmonių vadovai arba direktoriai kažkokių padalinių, ten, tarkim, technikos padalinio vadovas, tai jiems vadybos žinių, tai yra suteikiama ir vadybos žinių. Toliau elektroninių įtaisų projektavimas, čia yra tos didesnės elektronikos projektavimas, aš čia pateikiau mikroschemų lygmenį, bet per vidurį matėte, ten yra lituojami jau didesni prietaisai, tai yra tų pagrindų, tų įtaisų projektavimas. Toliau yra mikrovaldikliniai įtaisai, mes programuojame su C kalba, su assembleriu, kaip turi veikti mūsų prietaisas. Mes užprogramuojam, kad jis, tarkim, mums atidaryti duris, tas prietaisas išsiųsti žinutę, tarkim, koordinatės iš GPS pasiimti ir taip toliau. Tai toliau testavimas ir kokybė, bet koks prietaisas turi būti ištestuotas, kad jį mes galėtume parduoti arba naudoti. Tai įvairūs testavimo metodai yra nagrinėjami, kaip ištestuoti. Toliau yra vienlūščių įtaisų projektavimas, tai truputį žvilgsnis į ateitį, pabandoma pažiūrėti, pakurti kažką tai tokio naujo, ko dar nėra rinkoje. Toliau, aš prašau, įmonės, kuriuose galėsite dirbti. Tai baigusie studijų programą gali dirbti Lietuvos ir užsienio įmonėse, tai yra begalė yra įmonių susijusių su elektronika. Čia galėčiau vardinti iki vakaro. Ir projektuojančiose, diegiančiose elektroninės sistemas, inžinieriumi, gamybos vadovų įmonėse, gaminančiose ir naudojančiose elektronikos įrangą ir sistemas, elektronikos įmonių logistikos bei marketingo padaliniuose, mokslo tyrimuose institutuose, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir mūsų studijos yra akredituojamos, kas 6 metus atvažiuoja užsieniečiai iš užsienio universitetų, sudaryta tokia komisija, kuri žiūri mūsų studijų kokybę, kaip mes dėstume, kokie yra dalykai, kokią mes įrangą turime ir jie vykdo akreditaciją. Ir prieš atvažiuojant tai komisijai mes turim pasiruošti, aišku, ir mes paklausėme darbdavių elektronikos įmonių, kiek jiems reikės specialistų iš elektronikos srities. Ir čia matote tik dalį įmonių, kurios mes apklausėme kas metus. Ir, čia tam kairiam stulpelį yra įmonės surašytos, čia yra jos veiklos paskirtis, o čia kiek reikės specialistų, kiek jie per metus žada priimti specialistų. Tai čia yra, jeigu aš neklystu, čia tik dalis to sąrašo, tai aš noriu parodyti, jeigu susumuotume, čia būtų virš 80. Tai yra daugiau, negu mes išleidžiame ir priimame studentų į tas specializacijas, kur aš rodžiau, kartu sudėjęs. Tai dar ten sąrašas toks pas yra. Tai poreikis labai didelis ir pastovi jisai didėja. Kalbėsiu aš antroji dalyje apie tą poreikį. Toliau studentai dažniausiai patys pirmakursiai įstoja, klausia, o ką ašgi išmoksiu po šitų 4 metų. Tai geriausias gal pavyzdys bus tuos mano mini skaidrės, šitas skaidrių pridėjo, kurie parodo mūsų kūriamos įtaisus. Čia padarė elektroniką, čia yra valdymo sistema, čia sukiojasi tokie variklėliai, jeigu matot, ten yra temperatūros matuoklis, čia jeigu temperatūra viršyje kažkiek tai laipsnį, yra jungiamas toks ventiliatorius. Toliau įvairūs robotai valdomi nuotoliniu būdu. Čia gal nelabai gerai matosi, bet čia sėdi asmuo ir jisai per tinklą valdo robotą. Tas robotas važinėja, kilnoja daiktus, gali būti naudojamas kur nors, tarkim, sunkiai prieinamose vietose, kažką tai patikrinti, sprogmenį pakilnoti, pajudinti ir taip toliau. Tai toks darbas. Čia po 4, ne iškart mes tokius darome, bet mes žingsnis po žingsnį einame link to. Toliau. Čia irgi yra namų tokia valdymo sistema. Tarkim, šitą
galite pasiekus tam tikrai temperatūrai uždaryti kažkokią tai sklendę arba langą uždaryti. Pavyzdžiui, šiltnamyje pasiekėm tam tikrą temperatūrą, atsidaro langai visi automatiškai. Tai čia mikrovaldiklis ir ten viršų matot mikrovaldiklį. Irituota, čia daug sukurta elektronikos, čia skystuvų skirstavo indikatorius, ten praneša mums visą informaciją. Ir yra valdoma tai. Toliau čia automobilis, toks automodelis. Automodelis studentai tik pritaikė. Tai vadinami viduriai, taip yra elektronika visa pakeista. Yra mūsų studentų, ten gal matot, atpažįstat, yra bevelis maršrutizatorius, internetinė kamera, čia web kamera ir daug elektronikos. Yra bevėlių ryšių valdomas automobilis, jis važiuoja ir filmuoja mums aplinką. Toliau kas čia, čia to truputį elektronikos pateikiau, tai kas padaryta. Toliau yra tinklų valdoma, čia gal nelabai gerai matosi, o labiau gal šitoj skaidriai matysis, yra valdoma tinklų. Jūs prisijungėt prie tinklo, prie savo naršyklės ir atsidarote kažkokį tai tarkim adresą. Prie to adreso yra pririštas jūsų prietaisas ir jūs atidarote, pavyzdžiui, šitą duris arba dar kažką per tinklą, per naršyklę. Arba ten tarkim galima vaizdą perduoti, jūs galite prisijungti prie savo IP adreso ir matyti vaizdą savo namuose arba dar kažkur pasukti kamerą ir taip toliau. tą studentai daro. Čia irgi toks pavyzdys, gal ne ypač geras, bet ypatingas tuo, kad studentai yra studentai ir dažniausiai viską daro, patys didieji darbai yra pabaigoje prieš gynimą. Tai kai tu nemiegi, kai tu ten tarkim daug varsti prie tos elektronikos, kartais elektronika mėgsta sudegti. Tai va čia toks studento darbas, jis paskutiniam valandom prieš gynimą sudegino savo prietaisą, o gynimas yra 8-9 ryto būna, o jis sudegino 3 valandą. Jis skambina man, dėstytojau, gal jūs turite mikrovaldiklių, nes visos parduotuvės nebedirba ir aš neturiu. Tai 3 valandą nakties mes kūrėme schemą ant tokios plokštės ir einam į gynimą. Ir šita schema, jinai sudėtinga yra tuo, kad jinai naudojama baseinuose, pirtyse, ten, kur daug drėgmės yra. Ir pasiekus tam tikrą drėgmę, temperatūrą, yra išjungiama elektra su saugos sumetimais, yra uždaromos sklendės, kad vandenį užsukti ir taip toliau. Kitas studentiškas darbas yra įvairių baterijų kroviklis. Jūs kaip žinot, kad baterijų yra daug rūšių. Ten ličio jonų, nikelio kadmio, švino akumuliatoriai ir taip toliau. Tai studentas prisiskaitęs mokslinio straipsnių literatūros, kiekvienas akumuliatorius turi būti kraunamas skirtingai, pagal skirtingą algoritmą. Sukūrė tokį prietaisą, kuris įkrauna įvairaus tipo akumuliatorius. Čia garso specialisto darbas, yra garso stiprintuvas sukurtas, apdoroja garsą, elektroniką, yra signalų generatorių. Čia daugiau, čia labiau toks elektroniko darbas, tai yra, jis generuoja tam tikrus signalus, kurių mums reikia tikrinant schemas. Matot, vos ne kaip pirktinis daiktas iškeliauja iš studento. Toliau čia yra pelė. Šita, bet jinai ne bet kokia pelė, o biometrinė pelė. Labai gerai padeda dėstytojams egzaminuoti studentus. Ką reiškia biometrinė pelė? Jinai matuoja jūsų širdies dūžius. Sėdite, pavyzdžiui, jūs laboratorijoje prie 11, tarkim, kompiuterio ir dėstytojas mato, kad prie 11 kompiuterio sėdintis žmogus labai jaudinasi. Labai daug širdies dūžių yra. Tai koks įtarimas gali kilti? Kad jis šitą nusirašinėja. Tai čia yra biometrinė pelė, nelabai gal gerai matosi, bet čia yra jutiklis toks infraraudonųjų spindulių, kuris yra labai jautrus ir matuoja jūsų širdies dūžius. Jeigu labai jaudinatės, mes
mes matome, kad sėdi asmuo prie 11 kompiuterio, jis labai jaudinasi, tai gal jam reikia kažkokios pagalbos prieiti, pažiūrėti, patikrinti jį. Toliau čia yra toks virtualus laikrodis. Ką reiškia tas virtualus laikrodis, jis sukasi ir formuoja vaizdą. Toks reklamai skirtas įtaisas, kuris rodo datą, laiką, besisukant tokiai rodikliai. Čia irgi rotacinis displėjus. Jisai sukasi ir gal matot, žiūrit, jis formuoja spalvotą vaizdą. Tai yra LED lemputės, LED lempučių juosta sukasi, jinai taip formuoja ir akiai spalvotą vaizdą. Ir daug įvairių šitoks kubas, kuris čia gal nelabai gerai matosi, ten viduje galima įvairias funkcijas, tai yra geometrinės figūras. Pritraukia labai akį, reklamos tikslams gali būti. Čia įvairūs testavimai tokie įtaisėliai. Toliau studentai mėgsta labai tai, kas juda, tai, kas važiuoja, tai, kas kilnojasi, skrenda ir taip toliau. Tai čia vienas iš tokių robotų mūsų sukurtas, kuris atpažįsta erdvę. Tai yra, mes paleidžiam robotą, jisai skanuoja erdvę ir įsimena kliūtis. Ir antrą kartą mes paleidžiam, jis apvažiuoja tas kliūtis. Tai va toks intelektualus robotas. Toliau yra, čia tas pats robotas. Toliau mes turime užsakomųjų darbų iš įmonių. Tikriausiai nemažai, gal jūs jau turite teisės važinėti po Vilnių ir matote, kad mūsų tie šviesoforai nauji kur stovi, naktį labai spigina akis. Tai buvo užsakymas elektronikos fakultetui. Važiuoja tą naktį ir labai žalia šviesa spigina į akis, kai tamsu. Buvo užsakymas sukurti kažkokį tai mikrovaldiklį viadukams, kai remontuojami viadukai, keliai, kad būtų tas srautą valdyti. Tai mes su studentu sukūrėm tokį mikrovaldiklį, protingą mikrovaldiklį, kuris kūrė žalią bangą. Mes galim sinchronizuoti du tokius mikrovaldiklius. Yra sankryžos dvi, kad nereikėtų sustoti, važiuojant, užsidega žalia, po kelių sekundžių kitai žalia užsidegs. Tai mes sukūrėm tokį mikrovaldiklį su žalios bangos sinchronizavimu iš GPS-o. Įmame koordinates, įmame tikslų laiką, nes čia yra svarbu tikslus laikas, kad būtų tam tikras sekundžių atstumas. Įmamas laikas, toliau yra stebimos lempos, yra pavojinga, kai perdega lempos. Tada neaišku, tarkim, nedega raudona, o dega geltona ir žalia. Tai reikia gesinti tą sankryžą į mirksėjimą arba ją pilnai užgesinti, tada važiuoti pagal ženklą. Tai yra tokia lempų sekimo funkcija. Tai yra sekama kiekviena lempa. Jeigu jinai perdegė, yra arba gesinama į geltoną mirksėjimą, arba iš vis užgesinama sankryža. Tai va čia vieno studento darbas, finansavimas buvo irgi skirtas mums realizuoti šitą darbą. Čia stovi studentas laimingas po gynimo ir šalia stovi jo sukurtas prietaisas. Kitas darbas yra robotas, kuris matuoja temperatūrą ir paleidžiamas į vamzdžius ir matuojama temperatūra. Robotas važiuoja ir atitinkamoje vietoje, atitinkamoje koordinatėse matuoja temperatūrą, grįžta, tada mes nuskaitom, kur kokia temperatūra yra. Toliau, čia irgi yra robotas, kuris važinėja prašokiam. Automobilis, kuris apvažiuoja kliūtis, kadangi čia matot ultragarsinius jutiklius, jis skleidžia ultragarsinės bangas ir matuojamas atstumas ir jau atstumą, plius irgi filmuojamas vaizdas. Čia kitas vaizdas, tai kitas darbas yra automobilis, kuris pats prisiparkuoja. Dabar tie naujausi automobiliai turi tokią funkciją parkavimas, kai jūs atleidžiate vairą ir automobilis pats pradeda parkuotis. Jūs tik tai nurodote funkciją. Tai čia kažkas panašaus realizuota. Ir toks automobilis, jisai važiuoja, suranda erdvę, pamatuoja tą erdvę, nes matot,
čia yra ultragarsiniai jutikliai. Čia pora, ten pora ir viršui pora. Jis išmatuoja erdvę, žiūri, atstumas yra tinkamas ir jis pats prisiparkuoja. Čia tas automobilio vidus yra, čia priekis. Toliau čia irgi šildymo sistemos toks valdiklis. Mes pasiekus tam tikrą temperatūrą, čia yra sklendė, matot, užsukam vandenį. Čia atrodo taip iš išorės. O čia yra upsas, tikriausiai žinot, nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Padarytas upsas, dingo elektra, tai yra prietaisas jūsų kurį laiką veiks. Tai čia toks sukurtas toks prietaisas. Toliau kitas įdomus darbas. Studentai, elektronikos studentai, šitą nėra, pirmakursiai nėra turtingi, dar nepradėjo dirbti, dar šitą nuo tėvų atsiskyrė, automobiliai pas juos nėra prabangus. Neturi ten šitą signalizacijų įvairiausių, GPS signalizacijų, tai čia vienas iš studentų labiausiai mėgstamų darbų yra GPS signalizacija. Čia visas šitas montuojamas į automobilį, o čia yra išmanusis telefonas. Ir mes matome koordinatės į mūsų išmanų telefoną. Google Maps ateina koordinatės ir mes matome, kad mūsų automobilis stovi kieme, tarkim, juda kažkur link Baltarusijos, Rusijos sieną. Tai va čia studentų mėgstamas darbas toks yra. Čia įvairūs tokie grafikos žaidimai, mes šitą kubą galima kilnuoti ir ten nupieštas kubas irgi taip sukiosis. Mes galime su liečiamu ekranu, su liečiamu pieštuku vartyti tas visas funkcijas. Tad čia aš truputį, čia reklaminiai stendai, bėganti eilutė. Būna užsakymų, kad įmonės nori, tarkim, kažkokią tai reklamą ir padaryti reklaminį stendą, skiria finansavimą ir studentai čia sukuria tam tikrą prietaisą. Toliau yra toks linksmas darbas ir labai toks, nuostabą keliantis. Matot, 4 kubus. Iš to kubų galima padaryti vieną kubą. Mes sudedam 4 kubus ir per Bluetooth'ą jam duodame, atvaizduok tokį vaizdą, šypseną. Jis atvaizduoja. Tada mes tos kubus sumaišome, praeina 1 sekundė ir tie kubai vėl tą patį rodo, tą patį vaizdą. Tos kubus mes sudedame, po to mes juos galim bet kaip sumaišyti, po kurio laiko vėl tas pats vaizdas, kuris yra ekrane, užsidegs. Tas kubas. Čia aš prašoksiu, čia yra automobilio signalizacija, yra smūgio detektoriai. Smūgio detektoriai mes, tarkim, trinktelėm į dureles, į automobilio dureles nestipriai, silpnai supypsi, jeigu gerai stuktelsim, tai pradedi garsiai spiegti automobilį. Tai va čia tokie išmani signalizacija. Toliau yra skraidyklės. Aišku, čia be propelerių. Propeleriai va čia gal labiau matysis. Yra prikabinama vaizdo kamera, nes nelabai gerai matosi, nes apačioj ta vaizdo kamera yra skraidyklė, nekyla į orą, filmuoja viršų. Čia aišku, čia yra daug darbo, čia yra 2 studentų darbas. Pakyla ir filmuoja mums iš viršaus apačioje esantį vaizdą. Čia daug tokios įmantrios elektronikos įdėta, nes ten reikia giroskopų, akselerometrų, kurie mums koordinatės nustato, paverčia tam tikrų kampų, kad šitas skraidyklis skristų. Jeigu jinai bus horizontaliai padėti, jinai tik tai aukštyn žemyn. Mums reikia paversti tam tikrų kampų, pakilus, paversti tam tikrų kampų, kad jinai galėtų skristi. Čia daug buvo vargo įdėta, ieškant algoritmą. Kitas dalykas yra apmokymas žaisti šaškėmis ir šachmatais. Čia šaškėmis pateikta, bet yra pas mus sukurta šachmatais. Mes sudedam šaškės, pakeliam vieną ir mums rodo, kur mes galime toliau dėti. Užsidega lemputės, tarkim, raudoną ten negalima, žalia ten galima. Tai toks apmokymas yra žaisti šaškėmis. Ir aš čia gal parodysiu paskutinę, tikriausiai, kurį matėte, čia ne per seniausiai per televiziją. Tai mūsų sukurtas
biomechaninė ranka, jūs susideda tik pirštinė ir bevielių ryšių jūs pirštus judinate ir ta mechaninė ranka irgi pirštus judina. Galit čia per Bluetooth'ą 100 metrų atstumu jūs su pirštinė kažką darote, tarkim, sulenkėte, suspaudžiate tą biomechaninę ranką ir jie suspaudžia kažką tai, kažkokį tai, tarkim, pavojingą daiktą arba dar kažką. Tai čia mūsų su studentų baigiamųjų, toks vienas iš baigiamųjų darbų. Tai va, tiem, kam įdomu pamatyti gyvai tos darbus, tai va, kviečiu visus birželio 2 savaitę, ištisą savaitę pas mus bus gynimai, į tuos gynimus gali bet kas ateiti ir matyti vykdomus darbus. Pamatysite gyvai pristatymus, pamatysite gyvai veikiančius robotus, biomechaninės rankas, skraidyklės, skraidančius oro cepelinus, kurie filmuoja vaizdą sporto salėse. Pavyzdžiui, ten kur nors Siemens arenoje arba Žalgirio arenoje matėt skraidančius cepelinus, pas mus irgi tokių yra, kurie skirti reklamai arba ten, tarkim, filmuoti kažką iš išorės, lengvai judant. Tai va, birželio 2 savaitę visus kviečiam sudalyvauti. Tai, padarykime dabar pertrauką, galit manęs paklausinėti, mano kolegės.